Labą rytą. Turim rytą 11. Susikrovėm daiktus. Va, pusė bagažinės. O kitą pusę užpildys žvejys. Valdelį šiandien nevažiuoji, sirguliuoji. Tai pavaduos mūsų rimtas žvejys. Kas jau matė, tai žinot. Bet jau šiandien turėtų žvejuoti rans. Tai važiuojam, pasiemam Renatuką ir važiuosim į Karpyną. Nors jau už langą sniega yra, tai nežinau kaip seksis, bet bandysim. Labuka. Zdarova. Renė važiuojau kokį 20 kartą, bet parodyk čia. Bet pasijungia navigacija vis tiek. Tai žodžiu, judam. Jau žuvius tokie skimb tarp akių. Pagausime, matysi. Kas su manim važiuoji, tas... Kas video žiūrėjo nuo pradžių, tas žino, kad su manim žvejybas yra pačias geriausias, va, nulinės. Rankų nereik murzintis kebrai. Raganinės tvenkinys, kebrytė. Ragainiai. Raganieniai. Kur mums važiuoja dabar? Čia tiesiai iš parduotuvės. Nu, turėsim tokį bliuduką. Robalą. Per langą matom prūdą. Turėtų būti įdomi diena šiandien. Pradžiai reiks susirišti meškeres kažką. Ir tada į rybą. Tik mano meškeres labai juokingas pagal visų. Ir įtikęs su stabdžiukais, ujukais, o mano Norfas produkcija. O tu ką? Laukiu tavęs. Tai nelaukt reik meškeres susirišti pirmą. Tai rinktis darbą. Emos darbą, viskas, bye. Pasiūlė prie to paties zakuskės. Tai jau šiandien kips normaliai. Šiandien kips jebrytė normaliai, čia troboj sėdant. Kaip tik kiekvieną kartą. Ja. Jausnai išpasakyts bus. Tai jo trobikė tokia rimta galva. Daužos, parodys iš lauką. Mikro. Boiliukų gamyba, kas čia? Biški kieti. Biški. Padžiūvė. Bet va čia žvejyba ir yra gera, kad vieną kartą tik užmeti, jeigu yra kibims yra, jeigu nėra, tai vadinas nekimba. Besmegėnį mukti. Ir į prūdą kliukti. O tiek va toli metam. Bet karpių nieks nebegauda jau. Tik mes durneliai. Po biškį pasiruošimai. Dugninės sumestas. Beveik visas vieną gėdą trauktis, tai dar netrauku, kol žmonių yra. Tai dabar reikia eiti apšilti kojas, rankas, viską apšilti. Konservatoriai varyti biški. Nu. Kai atvažiuoji žvėjuot, pasiūlai ir konservų prie to paties. 2 yra šerniuką, 2 vištą. Čia bebra kailę, sakė dešra, ir dešrelės vytintas avies. Niekas meškerių nematau. O ten... Nesimato? Nu, man labai reikia susilentiškai, didelis labai žemi langiukai. Sėskis ant grindų.
Reiks ant grindų sėsti. Tai va, biškį apšildinėjom ir važiuojam. Vos 4 meškerikės ir per akis. Nors karpių nebesitiku, šiaip jau šalta apie 0. Naktį turbūt ir minusas bus. Vanduo gal neatšalęs? Ką? Vanduo gal dar neatšalęs? Nu, vanduo neturėtų būti. Na, pasmatyti. Nekipsi nereiks. Svarbu pabūsam gamtoj. Taip, tai vieta labai graži. Na. Renė nesakė, kad čia yra ir plėšrio žuvies, būčiau spinigėlį pasiėmęs. Plėšrio reikia susimokėti kartais. Apgavo mane. Rankenas baisu neišmesti. Palūžo rankena. Netikėtai. Užteks tam kartu. Tai ką, bus toks kaip ir uždarim žvejybas. Nors atidarimą dar nebuvo, dar nieką nepagavau šiemet. Tai kaip bus? Ir atidarims ar uždarims, dabar taip ir nebeaišku. Jeigu pagausi, bus viskas viename. Bus ir atidarims ir uždarims tada, nu. Knysliuką. Šerniuką tai labai norėjau paragauti, nelabai yra kur gauti, nu. Šerną aš irgi noriu. Kaip atrodo, nieko nesimato, kaip atrodo, yra tamsu. O kodėl ankstadaras? Todėl, kad karšta biški čia. Ten reiktų kažką užkišti šiaip. Degtukų neturi kokių, tarkim. Nieko neturiu. Padartėjame pradaryti. Labai garsiai čirdžianokit kažkodėl. Pirmga. Net iškilo. Iššoka iš savo vietas. Daug ką galvoja, bet tai pradaryti. Jeigu nepradarysi, sprogs. Sakai? Aha, visą laiką pradarykit konservą prieš šildydami, nes bus pumti. Tai šiandien bus tik tai kulinarinis video. Ragaujam dešrą, kokie čia sakė jaučia špampalą. Baltų ragų. Šiaip visai nieko. Nebloga. Skanaus kiaulytė. Eik to kaip papelis gerumo. Po biškį rasals išbėgo. Net kriuks. Da biškį pamakaluojam. Pamakaluojam. Ir tada pakartosim. Kliova kaip nekeista nėra. Aš jau ir nesitiko, žinojau, kas bus. Koks tavo optimistas. Va. Makalaša. Dar reik biškį pašildyti ramaišius, bus vsio. Galit nieką nesakyt, klaidas patys pastebėjom, kad kojelės netlenktas. Be priekaištų čia man. Pasaka. Ant tiek skanu, kad netaukų arbatą geru. Nu šerną iš tikrųjų nepalyginsi su kiaulė. Ant šilmos padarėm, va iškart šilčiau. O dabar ką, laukam kliovą. O laukam kliovą reikia ir kimietišką kėdikį pažiūrėti, kai iš kur ana čia kilus. Kažė laikys tokie kėdikė. Grįžtu abejoju. Nu tokia kėdikė pasna atrodo. Pažiūrėk, koks tik remuks. Čia sakau, tokia kėdį pasiėmiau.
Sakau, kažkada galais miniškę su valdeliu. Nu įdomu, čia matos kas ir nieko nesimata. Ir kas tokia kėdė gerai. Kad vietos neužėm. Norėsi pirms atsisėsti? Ne. Sakai, ne. Man sverantį 120 tai yra reikaliuko. Tu nesisės pilnus svorių iš karto pabiškį. Bet po to kėdė yra šiek 150. Nu tai raš. Švelniai padėjus. Tokį svorį. O, palabiški kamerą iš toliau. Prisilaikyk. Normaliai. Bijau atsistoti, palauk, dabar kaip reikia atsistoti. Nu, laiką atrodo normaliai. Pasinešiuot bus gerai į mišką. Atrodo. Bet į lauką įsineštum, atsistum, tai fiziškai susmigtum. Nu, Jaučiu. ką žinai. Tas su savo svorio tai tikrai. Bet pati kėdė sver tik tai kokie 200 gramų. Nu, gal daugiau, kilograms daugiausiai. Nu, nedaugiau. Kilogramų. 3 valandas sėdam į nieką. Tai ką, chebrytė buvo ant spenegiuko upėtakius gaudė. Nu tai kiek, sakai, po 10? Grubiai. Po 10 upėtakių. Nu tai sakau, čia dabar yra ne ant karpių žvejyba, nes jau yra tikrai šalta, apie 0, naktį bus tikrai ir minusas. Bet šansų yra. Netiku šansais. Jeigu per visą vasarą, ne per vasarą, nuo pavasarį. Jeigu nuo pavasarį neišėjai daryti sezoną, tai turbūt, kad ir rudenį nebeišeis. Kibimų vis dar nie. Bet visą laiką. nuotaikas vis tiek geras. Gurenam šašličiok. Arba dešreliok. Prie -10. Pagal aprangą tai -20. Pagal aprangą jau visas -20. Tai turėjom 6 valandas. Prabuvome apie 4. Nei vieną kliovą. Nu, sakau, skyrus tų žmonės, kurie pagavo 10 upėtakių. Nu, protingai, ne mes. Biški šildomės dar kitaip. Tai dasidėjom senikį polijinį. Veidrodį. Biški atmuš. Ne tik nuo laužo veik, tuo reikia, bet veik ir nuo dujinikės. Tai va, nieko daugiau neveikim, kai marinam. Ką tu gera? Vadinu. Tai va, darome slovikė. Po biškį įsirenginėjom mėgų į kliovų nieką. Nu, sakykime, gal dar rytą bus. Nu ką, chebrytė, labanakt iki rytojaus. Dava. Dava. Labą rytą. 7 rytą. Viskas pašalė. Karpiukų nė. Čia taip jau buvo aišku, kada nunė. Bet gražus rytelis. Led apsitraukęs. Kaip įkaltas. Keli papipsėjimai buvo, matyti užkliuvo naktį, bet taip nieka rimta. Ryts gražus. Baigėsi mūsų sezon žvejybų. Tai gali būt, kad po to video kaip ir biškį bandysi mažinti. Gal kas porą savaičių kartą po video bus matyti dar. Tai jeigu ką perspėjau, kad
Šiek tiek pamažės. Tai atsikėliau ruodą 7, bet laiks turbūt naktį prasisuka. Atsikėliau kai visada 8. Susisukta galva nuo tų laikų. O einam pažiūrėsim, ką mūsų gražuola. Langai užrasavę. O, laba diena. Gražuola. Taip jau mėgojom gražiai, o taip. Čiuk. Iš tikrųjų gerai ta mūsų trobelė atrodo. Kaip ant vištas kojelis. Nu, ką gražiai. Jis pagiuks tas namuks toks. Norėjau, kad vienas iki meškerį permesti. O taip dar nebuvau net apėjęs. Aik, kad dušalus, aik. Renė buvo tokį kukuliuką padaręs. Visą naktis nieko. Nu kas čia bus? Minusas laukia. Kadangi nėra puoduką, geras arbatą iš bliuduką. Šilta. Baigęs dujas. Na per naktį išvarėm vieną balioniuką pilną pasišildymui. Nu dabiški. Yra gal vandeniui užteks. Atsigert kavos noris rytą. Užšalusios dujas. Tai čia tos dar vasarinės. Reikia žeminės liktai raudonas būdavo, čia geltonas vasarinės, tai ir sunkiai. Jeigu kas prie šalčių naudoja, žinokit, kad reikia raudoną. Su ranka va taip pašildau. Ir liepsna didėja. Taip visą naktį reikėjo miegoti. O taip va. Susapnau, ką kibimą turėjom. Čia tą kavą balioną laikau, pip. Bet jau man čia mintyse taip atrodo. Staigiai lauką šoko. Nieko. Šiaip ne taip. Užvira lipsni kitokie. Puodukai irgi rimti. Iš katiliuko gersi. Dėsma iš katiliuko. Ką Rasa? Rasa susigūžęs. Įsigandė, sušalęs. Ne, Rasa. Čia gerai atrodo iš kameras kaip Sibirė kažkokiai trobikiai. Na, balioną tai paėmė. Pašildai. Ir vėl liepsna gera. Taip pašildais taip.
Visiems skanaus. Ką, gera? Slystu. O mes jau ruošiamės link namų. Nu ką, viskas, prisižvejojam, važiuojam namie. Tai, kaip ir sakiau su video, tai gali būt, kad pradėsiu dėti kas 2 arba 3 savaitės po vieną. Tai, nu, matysime eigoj, žodžiu. O kas pažiūrėjo iki galo, paspaudžiam like, pakomentuojam ir paprenumeruojam. Davai. Tu nerodysi davai? Ne. Nerodys. Na tai aš už Renę dar. Davai.